Va tokia šiandien kelionė iki ūkio. Tai sveiki, ūkio žiūrovai. Važiuojant nuo Vilniaus Elnę pagavau. Tai žodžiu, turėjau čia šiandien įvykio. Na, bet atvažiavau iki ūkio. Kol kas dar jo iš policijos laukiu, ką ten reikės padaryti. O dabar važiuosim į patį ūkį, reikia pradėti gaminti ėdžias kažkokias. Tai vakar tokia keista diena buvo po to Elnio, kad net kameros į rankas daugiau nepaėmiau, nežinau. Darbuotis darbavomės, bet filmuot kažkaip nekilo nei rankos, nieko ir tas noras darbuotis buvo toks. Prislūgas, bet šiandien grįžtam, dirbam, pasidaviau veršiam, miltų, druskos įdėjau. Dabar reikia pasišert ir atskyriau vakar tą telyčią iš veršių. Nes visą laiką veršiai buvo neramus. Tai ką, kimbam dabar į traktorių ir važiuojam darbuotis. Tai va, jūs čia mato tik tai pašario nuostolius. Baik! Jūs mato tik tai pašarų nuostolius. Aš čia matau dar kai ką. Va šitoj vietoj. Aš matau dar ir nemokamas trąšas. Ir ten. Ir visą šitą gėrį aš kitais metais susirinksiu. Ir vienais metais viską šitą susirinkau. Ir man gavosi gal 13 kratytuvų. Tai iš tikrųjų apie 70 tonų jau perpuvusio gero mėšlo. Tai nėra vien tik tai pašarų nuostoliai. Trąšos kainuoja irgi labai didelius pinigus. Aišku, pašiūrai tokių dalykų nebus. Jau padarėm kelis gardus vakar. Nueisiu, nufilmuosiu, parodysiu. Bet jo, veršiai va ėda. Ką sumindžioja, tą sumindžioja. Ką pas jūs šėrimo takuose nelieka pašarų? Viską iki nulio suėda. Aišku, nuostolių visur bus, visada. Pašaruose nieks 100% nieko nesuvalgys. Taip jau yra, bet aš čia išvelgiu ne tik nuostolius. Tai va, žodžiu, pasišėriau mažuosius, karvės su teliuku, visus darbus nudirbau ir va vakarykščiai projektai. Tai dabar šitas gavosi biški blogas, reikės pergaminti. Čia reikia paplatinti biški. Nes vidus dabar 1,20 m, tai biški mažokas. Aišku, mano manimo tai tilptų rulonus. Tėtis sako, biški padidinti. O šitas gavosi labai per didelis. Čia aš nežinau, kiek rulonų iš vis galima įdėti. Tai bus matyti. Ką čia darysim, gal čia ir 3 net galima bus įmesti. Tai va, šitas jau visas pabaigtas, sutvirtintas iš visų galų, tai kaip turi būti. Daiktas kaip turi būti. Ir tokiu būdu, pašaro praktiškai neišsimeta. Būna viskas tvarkingai ir gražu. Tada jau stovi girdyklas su vandeniu, padarytos abidvi. Eina. Į pabaigą darbai, tai pašiūrė iš čia liko gardai. Padaryti, galima uždaryti ir tada su laiku macionus dar pasidaryti. Nes jų vis tiek reikia. Ir dar turiu tokią bėdą, kad vienas ten iš mažylių šlubuoja praeitam video. Rodžiau. Ir šitas. Kažkas jam negerais, kažkoks. Apdujęs, apsvaigęs, nesuprantu, kas jam yra, kažkoks pavargęs. Nežinau, gal atsigaus, o gal ir neatsigaus. Ką tu tokia mažylį gali pasakyti? Tai kažkaip per šitas dienas nieko padaraus ir nenudirbau normaliai. Atvažiavau su abiem vaikais, tai su vaikais reikia jiem dėmesio, jie nori ūkį viską pamatyti.
vis tiek ne kiekvieną dieną atvažiuoja. Tai vaikam reikia viską aprodyti. Dar ta mašina čia nervus sugadina. Tai žodžiu, nežinau, kitą savaitę reikia ko gero planuotis 3 dienas atvažiuoti, kad biškį paskubint darbus. Nes dabar vat ir nei video normaliai padariau, nei darbų normaliai padariau, tai žodžiu. Reikia šiek tiek daugiau skirti laiko, nes nespėju su darbais. Nes šiaip visą laiką jau rudeniop važiuoju tik tai kelias dienas per savaitę į ūkį apsidirbti. Tėvai daug padaro, nes vis tiek mieste maži vaikai, šeima, tai ten reikia daug irgi laiko skirti. Tai ką, šiandien į ūkį atvažiavom su traukinuku iš Vilniaus. Senai beteko važiuoti, bet nieko, prasivažiavom. Tėtis Volvo dabar patiesina, tai bus galima važiuoti namo jau su Volvo. Kapotą ištiesina, užsidaro, bamperį nuėmė, tai čia didelės įtakos neturės, bus galima važiuoti. Iki kol gausiu detalės, kad susitvarkyt. Tai jo, dabar važiuojam šėrimas, toliau atvarys tėtis 1221, reikia susiarti daržą, privežė mėšlo. Šiemet va neturim bulvių, tai kai jų nėra, tada supranti, kad jų reikia. Tai turint ūkį ir kaimą vis tiek savo daržovė yra privalumas ir juo reikia naudotis. Tai bandysim kitais metais sodinti bulvių, daržovių, nes jų reikia žmogui. Kai nusiperki parduotuviai, supranti, ką reiškia turėti savo. Nes visą gyvenimą turėjom savo, o dabar nusiperki parduotuviai, tai vienos iš vis nevalgomos, kitos dar nieko, nu tai žodžiu. Sodinsim savo, tai reikia susiart. Ir toliau gardai ir darbai su gyvuliais. Toks tas ruduo. Dar reikia sugalvot, ieškot pas save kažkur miškeliuose. Reikia kuolų, pušinių arba eglinių. Reikia macijonus daryti. Žodžiu, darbų daug. Ir juos reikia kažkaip suspėti ir viską padaryti. Na va, viena banda sutvarkyta. Kitai paduota miltų. Nu, o telyčius pavaiko. Dabar jo. Vieniem paduota miltų jau ėda. Dabar jam dar tų rulonai siloso. Pašiūriai nieko nereikia, nei kratyt, nei šert. Tai kipsim iškart prie darbų. Tai yra, reikia sukt gardus rulonam. Reiktų šiaip jau po truputį uždarinėti gyvulius. Bet nežinau, nuo kurių net ir pradėti. Dar sugalvojau, kad ant greitųjų reikia biškį techniką pasandėliuoti. Sėjamąją reikia įstumti, va, įstumsiu smulkintuvą. Ir tada dar plūgą galėsiu užsikabinti. Tai va, viskas čia puikiai telpa į angarą. Nu va, įsivariau ir sėjamąją, tai į angarą daugiau nieko ir nevarysiu. Nematau tikslo. Aišku, šitas smulkintuvas ne į temą. Ten stovėdavo gerai tildavo, bet nereikia kabinėti. Kaip sakyti, tingisi kabinėti, tai taip ir paliekam. Pavasarį vėl mes jį išvešim. O dabar ką? Nešamės daiktus, varom iki Pašiūrės. Dar turim nemažai senų gardų.
reikia išsiardyti, nes jose yra daug gerų kampų. Tai panaudosim antrą kartą kampus. Dabar biškį dar kitaip darau, tai gal bus šiek tiek tvirtesnės. Na, nes o kažkur, o, viena išardyta, tai va, krūva kampų. Jiegi tai geri, kas jiem? Kampai kaip kampai. Tai va, gerai. Einame į pašiūrę ir darbuojamės. Tai einasi viskas ne taip greitai, kaip norėtųsi. Tai va, vienas tikrai padarytas, toks kokia reikia, metras kem ant metras kem. Tai šitas tikrai geras jau, superinis bus. Tai va, žiūrėsim, kaip jisai laikys. Surišinėju visur lentutėm papildomai, kad jisai kuo mažiau judėtų ir kuo mažiau kraipytųsi. Tai gal bus gerai, nes šiaip gan tvirtas. Šitas gavosi siauresnis, nežinau, kas čia man darosi su skaičiai šiom dienom, bet gavosi siauresnis, bet aš jį tokį ir paliksiu, nes jeigu čia įdėti šieną ir šiaudų, tai viskas čia gausis gerai. Tik dabar reikia dar pasimatuoti, kažkoks jisai man skersas visas, nežinau. Žodžiu, 2 bus tikrai padaryti, 3 dar šiandien padaryti, rytoj dar 3 ir su gardais bus viskas. Tada liks dar kitas milijonas darbų. Gerai, važiuojam dabar pietauti. Tai va, ruošiam toliau gardus, dar vienas, 2 padaryti, čia dar vieną, seną sutaisėm, telyčiom ir mažesnių užteks mažosiam, o čia didėjom veršim, o ten žindenėm jau karvėm. Tai žodžiu, jeigu viskas pavyksta, rytoj uždarau žindenės, atjunkau ne visus, bet dalį jau teliuko, nes yra 2 telyčios liepinės, tai dar iki sausio tegul pabūna. Ir tada bus viskas. Su šita pusė pašiūrės bus baigta, ten reikės išsivalyti mėšlą ir suvaryti didžiuosius veršius. Ir viskas, ganimo sezonas bus baigtas, bet tai čia jau kitai savaitė. Ir tada liks tik macijonai. Nes, jau oras gyvuliam nekoks. Plius savaitgalis šalnas rodo, jau ne šalnas, minusas, šlapdriba, tai nebelaikysim. Nu va, šiandien intensyviai jau ruošiamės. Šita pašiūrė jau rytoj bus pilnutėlė. Tai va, dabar pasistatė 4 rulonai, kai didesnės ėdžios, apačioj šienas, viršuj silosas, ten apačioj šiaudai, viršuj silosas, avižiniai šiaudai. Nu ir žiūrėsim, kiek dienų užteks ir nereiks važiuoti šert. Tas pats bus ir pas veršius. Ir nežinau, kuom čia skiriasi nuo šerimo tako, jeigu sustatyčiau šerimo tokia rulonų eilė ir jie taip patėstų. Neįsivaizduoju. Nu bet kiekvienam savo ideologija. Nu, paskutinis tuščias vakaras. Pašiūrė pabaigta, vidus va, visiškai baigta. Dabar ten su žindenės, veršiukai iš žindenių, kurie atsijunko, ateina čia ir į tą pašiūrę. Iš ten telyčios į čia, veršiukai lieka ten, telyčios iš žindenių ateina į šitą pusę ir viskas. Gyvuliam naujas etapas, mum naujas etapas. Šiandien darbai pajudėjo. Nu ką, tinginės, keliamės. O pieno ūkis atrodo va taip. Sunki diena. Man irgi sunki diena. Čia dar turim antrą dalį pieno ūkio. Čia tokias silpnesnės karvytės, palaidas laikom. Ir turim ligoniuką.
tokį. Čia tas, kur buvo pašiūriai. Nu jau nieko. Jau atsigauna, po truputį atsigauna. Bet jisai greičiausiai peršalo, ar ant žemės pagulėja, ar kur, bet jau atrodo žymiai geriau. Nes nosis visa užsinešus snargliais. Nu žodžiu, vargščias. Kaip ir kiekvieną rytą buliam miltų, miežiai, kviečiai, avižos, vitaminai, buliam būtinas fosforas. Tai, kad nesustabdyti augimą, būtinai turi gauti visų mineralų ir visko. Tai buliai neblogai auga šiemet. Jau jie nėra grinai. Čia pirmais metais, kai išdavinėjom, tai tėvas buvo pieninis bulius. O dabar čia jau buvo mėsinukas. Tai buliai suaugę visi suėjo, o jaunimas neina. Reikia įtvarytis. Tai pačiam darbų įkarštis skambutis. Labą dieną, neplaninė Ekoagros patikra. Tai žodžiu, ką tik turėjom patikrą. Patikrino grūdus, kasinėjo, beicuoti, nebeicuoti, pašiūrės visas, sandėlius, viską išžiūrėjo, sąskaitas, lenteles, dokumentus, viską žodžiu. Išpurtė, iškniso ir dabar mama perėmė ten dar su dokumentais. Tai va, smagu. Pačiam darbų įkarštį, bet šiaip iš tikrųjų labai daug darbų padarėm. To einaisiu iki pašiūrės, viską parodys. Tai va, šitoj pašiūriai dar liko 2 mažiukai. Mažytės telyčios 2, nes jos dar gali ūgtelt biškį. Jaunas. Tai va, mūras šiaudus ėda. Šita, kur nepasieklina. Ir viskas čiki. A ne, mūrai? Skanus šiaudai avižų. Skanus. O ko jūs prie šiaudų? Prie šiaudų, šiaudai skanu. Tai va, tada kitoj pusėj turim telyčias. Daug telyčių. Gražių. Mėsinukės visiškai kitokios, daug gražesnės. Ir dar čia turim vyresnių telyčių biškį. Jau prasidėjo. Mamos reikalauja. Baigėsi gyvenimas su mama. Viskas baigėsi. Dabar viena gyvensi su draugiam. Ir mama rėkia. Taip. Nu jo. Prie šitos vatelyčios tik tai galėdavau prieiti. Bet dabar šiandien pavaikėm, tai neprisileis. Tai va, o šitos girdyklas nemačiusios, bet jau geria. Tai va, čia vien mergaitės ir mūras. Nuostabus darbas, daug įdėta darbo, daug padaryta ir pagaliau rezultatas. O, dar piemenį reiktų sutvarkyti iki pilnos laimės. Vos nepamiršau. O senoj pašiūriai, kur dar ne viskas taip gražu, jau sienas apkakotas, įsikūrė bulia, ane?
bulio jaunikliai. Tai 15 bulių už 1,5 metų. Į kitą pusę eis suaugę buliai, bet čia reikia išsivalyti mėšlą kitą savaitę. Ir tada suleisim čia dičkius. Man iškart matosi žindenis skiriasi nuo rankinukų. Tik 3 žindeniai kol kas. Nu, tai ir nereikia tikėtis didelių rezultatų iš tokių bulių. Kai bus visi žindeniai, tai ir svoriai bus kitokie. O čia tai kojos kaip stygos, nieko nėra iš jų. O va tie jau įspūdingi, ypač kai dar nusividuriuoja gerai. Pagaliau liktai susitvarkė. O čia va visai kitas gyvulys. Nors dar jaunesnis už juos. Nu, pasveikinti su kamera, ne? Jo. Bulė. Šitas mane prisileisdavo laukuose, dabar viskas. Gražus bulis, eikti savo. Negaliu atsigrožėti, ką pavyko padaryti. Puikiai. Dar vienas gyvenimo projektas baigtas. Užskaitau. Ką? Augam toliau. Ir žiūrime kaukį. Nu va, važiuojam jau su Volvo namo. Tai klasiškai padirbėjom per šitas 3 dienas, 2,5 dienas galima sakyti. Padaryta didelis darbas, dalis gyvulių uždaryti. Pašiūrė beveik pabaigta, dar macijonai. Bet va, tikrintojas buvo, tai jeigu palaidi gyvuliai, tai macijonų nereikia. Bet mano manimu vis tiek gyvuliui gerai išeiti lauką, po atvirų stogų, pažiūrėti, pasidairyti, kad snaigė ant nosies užkristų, tai man tie dalykai patinka. Iš tikrųjų labai gražus vaizdas buvo, vieną žiemą atvažiuoju, šalta žiema, gal kokie virš -20 tikrai buvo, ir stovi gyvuliai lauke, dusuoja, garai eina ir jiem gerai, jiem būtų blogai, jei tą lauką ir kojas nekeltų. Tai man po to karto tik įstikinimas, kad gyvuliui reikia macijonų. Tai va, ir atjunkyti nuo žindenių teliukai pradeda savo naują gyvenimo etapą ir auga po truputį. Tai kitą savaitę mėšlai, veršiai, reikia padaryti, kad ir mažėjam buliukam jau miltų kažkiek pasiduotų, padaryti šėryklas. Didėjam veršiam reikia tiek macijoną patvarkyti. Nu, daug dar darbų laukia. Kol orai leidžia, tol dirbam pilnu pajėgumu. O šitam video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!